Sveiki, gerų naujienų televizijos žiūrovai, kai kam tai gali būti gera naujiena, kai kam nelabai, bet artimiausiu metu šalia ekrano marių planuojama įrengti nudistų pliažą. Na ir sužinokime, kaip šią idėją vertina panevėžiečiai. Panevėžį? Ne. Man nejuokaukit, vyrai. Tai atskirai kur nors, nu kaip da. Nes dabar yra planuojama artimiausiu metu įrengti nudistų pliažą čia šalia ekrano marių. Nu juokaujat, tikrai nesąmonė. Vaikinai, pirmiausia, čia reikia normaliai sutvarkyti. Gal kam reikia? O pat ir lankytumėtės? Nu ne. Nudistų, tai gal nelabai, čia labai konservatyvų žmonės tokie. O čia tai, čia kaip pasakyti, aš abejočiau dėl tokio, nesusilauktų daug prieštaravimų. Aišku, kad ne. O taip, tarkim, jeigu atsiranda tokių žmonių, kurie nori nudistą Nu, į krūmus tegu lenda. Tai sako, tiesiog vienareikšmiškai nesutinka. Ne, tokiam Panevėžy tikrai, kad ne. Kad didesnis miestas, tai gal ir gal. Man tai nereikalingas. O artimiesiam jūsų nežinot? Kaip? Artimiesiam galbūt būtų? Nu, nelabai turbūt. Tai pati nesilankytume? Ne, jokių būdų. Ar Panevėžy būtų reikalingas nudistų pliažas? Be abejo. Sutinkat su tuo? Taip. Ar pats lankytumėtės? Nu, pats gal ne. Tai tada į kurioje vietoje būtų patogiausia įrengti? Nu, nežinau, čia reikėtų žiūrėti gal tokioje vietoje, kad nebūtų daug žmonių. Tas nudistų pliažas yra, kaip pasakyti, labai subtilus dalykas, o panevėžiečiai yra biški konservatyvus tokie. Nėra čia tiek daug tokio. Nu, būdavo anksčiau moterų pliažas. Žinau, kad tai jis būdavo toj vietoj, kur užtvanka va šičia va yra. Kadangi ten buvo toks pakriaušęs ir labai srauniai vanduo ant posūkio tekėdavo, šičia va kusysoko. Ir ten, nu, moteris ateidavo, kadangi ten gilus vanduo jos neprikelti.